Sveiki, čia yra Lukas iš Jedis LT ir šiandien jums noriu pristatyti elektrinius pagalbinius vežimėlius, kuriems galima gauti iki 90% neįgalumo centro pažymą. Todėl, kad mes turime patys pasidarę šiems Medi, Ride E Medi serijos mūsų gaminamiems elektriniams vežimėliams pasidarę tuos specialius medicininius sertifikatus. Taigi šis visas transportas yra mediciniškai sertifikuotas, taip kaip ir mūsų elektriniai neįgaliųjų vežimėliai, kurių video galite pasiieškoti taip pat. Taigi šiandien noriu jums pristatyti Medi Fold, vienas populiariausių, mėgstamiausių modelių ir galingiausias 3 ratų pats pirmas. Antrasis, naujiena Lietuvoje. Niekas tokio nematė, visi nori išbandyti, susilanksto į trikampiuką, įsideda lengvai bet kokią vietą, už sėdynės, į bagažinę, po kojom mašinoje ir taip toliau. Labai patogus daiktas, 36 voltų, čia yra 46 voltų sistema. Čia yra Tiga 3, irgi naujiena Lietuvoje, 3 ratų, nebrangus elektrinis mini skuteris. Taigi šitas skuteris yra toks pats kaip ir Medi Tiga 4. Taigi Tiga 3 yra vienas ratas, tai yra 3 iš viso ratai, o Tiga 4 iš viso 4 ratai. Viskas labai paprasta. Šie transportai turi elektromagnetinius akceleratorius ir stabdžius, todėl tai yra ypač saugu vyresnio amžiaus žmonėm, yra papildomi krepšiukai, turime visas detalės visiems transportams vietoje, o čia jau yra prabangus Light ir Light Plus. Light turi vieną bateriją 10 Ah 24 voltų, o Light Plus turi 2 netgi baterijas, taigi 20 Ah galima veikti iki 40 km atstumą, ypatingai lengvi, ypatingai manevringi, komfortiški ir premium klasės šie elektriniai mini skuteriai keturračiai. Galite reguliuoti maksimalų greitį, galite išjungti, įjungti apšvietimą, kaip ir kitose modeliuose. Vienintelis niuansas, Tiga 3 ir Tiga 4 yra pigesni ir turi švino rūgštinės baterijos, kurios yra ženkliai sunkesnės ir bet ženkliai pigesnės. Jų turime visada, taigi jeigu po kelių metų jos tiesiog nebeveiks taip gerai, važiuosite ir nebrangiai nusipirksite naujas. Ličio tuo tarpu baterijos yra remontuojamos mūsų servise arba galiausiai atitarnavus arba blogai prižiūrint, yra keičiamos į naujas. Čia yra netokios jau didelės baterijos, todėl jos nėra super brangios. Taigi visus tos Ride E Medi pagalbinius vežimėlius galite atvykti pas mus į saloną ir išbandyti. O dabar aš pats nekantrauju išbandyti ir pradėkime nuo galingiausio 48 voltų turinčio rankinį stabdį. Va, dabar rankinis stabdis, niekur nenuvažiuos transportas. Turinčio signalą, apšvietimą ir greitas modelis, greitas, galingas. Žiūrim, 2 varikliai, 2 po 350 vatų, tai yra wow. Važiuojam. Tai kaip greitai aš nulėkiau tam, kad parodyti jums, kokia tai yra didžiulė galia. Taigi važiuosite į visus kalnus už tais 2 varikliais. Jis yra patogus, o svarbiausia, jo didžiausias pliusas, štai taip, pasiėmėt, susilankstėte ir važiuojate į liftą. Atgal jis pats nerieda, kai įjungta variklis, jisai stabdo, net ir atleidus gazo elektromagnetinė sistema, tokia naujoviška sistema prilėtina, labai saugus, labai galingas, Ride E sertifikuotas produktas su visais sertifikatais ir gale yra tašiukas gale, įrankiai matosi, instrukcija, turbūt dėžėje, šiuo metu čia nėra, bet mūsų visi transportai turi lietuviškas instrukcijas ir koks fainiausias dalykas, kad šis modelis yra jau naujausio tipo ir turi išimamą bateriją. Taigi jūs tą bateriją išsiemat ir nusinešat namuose pasikraunat, o transportą paliekat rūsyje, sandėliuke, mašinoje ar panašiai. O kai reikia ir galite jį įsivežti labai lengvai į liftą. Taigi, pirmin, sukamės ir važiuojam atgal. Gera funkcija šiame modelyje Ride E Foldi, kad jis turi atbulinę pavarą. Įjungiam atbulinę pavarą ir mes sau ramiai galime pasistatyti savo transportą idealiai taip pat, kaip jis ir prieš tai stovėjo. Na, o dabar naujiena, 3 bėgių, greitas, galingas, priekinis varomas variklis, priekiniai būgniniai stabdžiai. Čia šiuo atveju yra galiniai būgniniai stabdžiai abiejose ratuose. Įdomi sistema, išsiskirsto į 2 vietas, išjungiame, neiškaudinėjame baterijos. O šis modelis yra tiesiog labai įdomus. Parodysiu irgi, kaip jisai važiuoja. Važiuojame. Štai. Jeigu duodame daugiau greičio, 1, 2, 3, pirmin.
į kalną. Opa, ir mes įlėkėme į kalną, atgal jau šitas transportas irgi rieda. Taigi čia jau yra tokiem galbūt žvalesniem žmonėm, kurie nori kažko tokio lengvo, kažko tokio sulankstomo, kažko tokio, kuris, pavyzdžiui, gali atlikti tokias funkcijas. Žiūrėkite, nulenkėme vairą, užsilenkėme pedalus, raidė E ženklas, žinoma, išsitraukėme šią sėdynę, taigi amortizatorius užraktas atsirakina, nulenkėme sėdynę, jeigu norime, nusiėmame galinį atlošą ir patraukiame šią svirtelę. Viskas, transportas užima va štai tiek vietos. Taigi jūs pasiemate ir jį įsidedate tiesiog bet kur. Jeigu jums reikia važiuoti, labai greitai išsipakojame, įstatome atgal amortizatorių, ištraukiame kaištį, atidarome, atsilenkėme vairą, užsilenkėme į priekį, jeigu esame didesnis žmogus ir štai taip mes jį išpakuojame. Atsilenkėme pedalus, sėdame ant transporto, pasukame raktelį, be raktelio niekas jo neįjungs, taigi pasukame raktelį ir tiesiog pirmin važiuojame, jeigu reikia stabdžius, stabdom. Labai geri stabdžiai, ratas net prasisuko, kai stipriau paspaudžiau. Štai taip galima ir atgal pavažiuoti kojom, jeigu reikia, čia jau atbulinės pavaros nėra, bet labai patogus, lengvas, kompaktiškas, naujiena. Tiesiog tai yra naujiena, rinkoje, Vokietijoje labai populiarus šis daiktas. Tai yra 3 ratai, tai yra Medi Trixie, trikampiukas. O dabar išbandysime Tiga 3. Kol aš jį įjungsiu, viską pasiruošiu, tai galiu pasakyti, kad čia yra 10 Ah baterija, čia yra 7,6 lygiai Ah baterija, čia yra 12 Ah, Light yra 10 Ah litio baterija, o Light Plus juodas modelis yra 2 baterijos po 10 Ah. Taigi, 40 km nuvažiuojamas atstumas, 20 km nuvažiuojamas atstumas, 15 km nuvažiuojamas atstumas, 15 km nuvažiuojamas atstumas, o Medi Trixie gali veikti iki 25-30 km, lygiai taip pat ir Foldi. Krepšiukas, galime nusimti, jeigu trukdo, galime užsidėti ir spaudžiame, čia jau elektromagnetinė sistema, tiesiog paspaudžiame rankenėlę, kur gali būti ir labai silpnos rankos, galima vienu pirštuku ir jisai važiuoja, atleidžiame, jisai sustoja. Ir niekas nepastums nei pirmin, nei atgal. Taigi labai saugus tie prietaisai. Kaip ir minėjome, Tiga yra pigesnė serija, Light yra brangesnė serija su ličio baterijomis. Viską galite sužinoti Riedis LT tinklapyje. O dabar išbandome. Šio modelio privalumas, kad yra 3 ratai, labai geras apsisukimo kampas. Net aš įsisukęs į tokią kampelį galiu išsisukti, ar ne? Štai, jo manevringumas yra ypatingai didelis. Tokio modelio dar neteko matyti Lietuvos ir užsienio rinkose netgi, sakyčiau, tai yra naujiena. Super, važiuoja super, nulenkti irgi galima, sėdynė išsiema, ar ne? Baterija irgi labai lengvai iš tose modeliuose išsiema, tiesiog va taip. Jau jinai sudaro nemažai svorio, nes tai yra švino baterija. Jeigu reikia pastumti transportą, galim įjungti laisvą, tada jisai stumsis ir viskas. Tada mes galime atsukti šitą svirtelę, nuimti dar ir šitą tašytę ir nusilenkti. Tokį transportą galima ir pakelti, ir įdėti į automobilį, ir jis labai nebrangiai kainuoja. Dar ko neparodžiau, tai yra svirtelė, mes galime pasisukti ir įlipti į transportą patogiai, tarkim, iš kažkokio tai vežimėlio ar iš lovos šonų, paspausti sėdynės tokią svirtelę ir atsisukti atgal. Ir važiuoti tolyn. O dabar pabandome jungti vėžlio režimą lėtų bėgių, kad spausiu iki galo, bet jis važiuos lėtai. Štai, žiūrėkite. Labai saugu. Jeigu noriu pagreitinti, galiu jungti zuikį. Va dabar zuikį jungiu. Zuikis lekia greitai. Ak, tie zuikiai. Greiti bėgikai. Ir dabar pabandome manevringumą 4 ratų modelio. Tiga 4 modelis turi savo pliusą. Be abejo, pamiršau pasakyti, visi modeliai rodo baterijos indikacijas. Va čia rodo žalia, tai reiškia pilna, panašiai kaip benzino bakas automobilyje, taip rodo baterija. Yra signalas garso. 4 ratų modelis Tiga 4 atlaiko didžiausią vairuotojo svorį iš visų šitų transportų. Jeigu visi šitie transportai gali vežti 120 kg keleivį, Tiga 4 gali atsisėsti 200 kg žmogus. Tokį dar ir paieškoti reikėtų.
Važiuojam, iš karto jungiam zuikį, nes mes jau esame šiokie tokie profesionalai, kaip matėte, važinėjam visais kampais, pabandom išimti tą kampą, o išsiema, bet jeigu jau įsuki kažkur, jau gali kartais prireikti ir atbulinio pavažiuoti, ar ne? Atbulinio bėgio. Elektromagnetinė greičio sistema, visi transportai praktiškai turi atbulinį bėgį. Taigi, parduotuvėje prisikrovėm čia visų dalykų, pirkinių, maisto, batonas, duona, sviestas, grietinė, miltai, kiaušiniai. Ir ramiai grįžtam namo, kepsim blynus. Tai taip, tačiau jeigu kalbant apie šios transportus, su švino baterija įdėta ir neišimta sėdynė, svoris yra svorio, bet kadangi taip lengvai išsiema ir sėdynė, ir baterija, čia iš vis tokia baterijos konstrukcija, tada svoris pamažėja beveik dvigubai. Todėl į automobilio bagažinę įkelti sveikas žmogus tikrai gali tokį transportą. Na, o dabar pereikime prie premium klasės. Tai premium klasės tai yra aukštesnė klasė, aukštesni komponentai, rimtesnės ten visokios lempos, geresnė guma ratukų, išimamos labai aiškiai baterijos. Šiuo atveju čia yra 10 Ah baterija, štai čia yra, taip lengvai išsiema. O čia yra tiesiog dėžutė, nes šitas modelis yra vienos baterijos. Bet jeigu reikia, ir būtent jums reikia balto, mes turime atsarginių baterijų, įdėsime ir antrą bateriją ir į baltą modelį. Kaip ir minėjau, juodasis modelis jau turi 2 baterijas iš karto. Naujasnės rankenėlės elektromagnetinės sistemos. Pasidarome, čia jau zuikio ir vėžio nėra, bet vis tiek įsivaizduokime, kad po dešinę užsukus reiškia, tai yra zuikis, duodam gazo ir pirmin. Geras dalykas yra, kad baterijas galima pasikrauti arba čia iš transporto, arba jas nusinešus namuose. Tai yra 2 variantai, taip pat yra kabliukas maišeliui. Ne tik tai tokia didelė, kaip sakant, pirkinių ir patogi, netgi sakyčiau. Nueinate į parduotuvę, gražiai atrodo, prisiperkate, tada grįžtate, tvarkingai užsidedate ir pirmin gražiais lietuviškais takeliais arba parduotuvėje jūs už to galite laisvai važinėti. Tai yra normalu visame pasaulyje, Amerikoje, Europoje, Anglijoje, ar ne? Tai ten važinėja tiesiog žmonės visais savo reikalais, tokiais transportais, nuo ryto iki vakaro. Ir tai yra pagalbinis transportas ir tai yra leidžiama ir tai yra visiškai normalu. O jeigu paliekate prie parduotuvės, tai va, tokį Ride E-tentą nusipirksite www.riedis.lt. O jeigu turite papildomų klausimų ar kažko nerandate, tiesiog mums parašykite. O jeigu negalite parašyti, tada skambinkite arba atvykite. Jeigu reikia didesnių transportų, štai įvairių, kokių tik tai norite, krovininių, su stogu, be stogo, 3 ratų, 4 ratų. Na jo, šitas jaučiasi, kad jis toks, kaip sakant, lengvesnis. Dėl to jis ir yra light. Light reiškia lengvas. Light reiškia lengvas, tai jis jau su visom baterijom, su viskuo aš jį lengvai pasikeliu visiškai. Dabar pažiūrime jo sulankstimą. Dar geras dalykas, gale yra gražus labai žibintas. Čia irgi atsirakina laisva pavara, čia yra papildomi ratukai nuo apvirtimo. Na, o jeigu kalbant apie sulankstimą, šis gražus transportas turi svirtelę, kurią čia paspaudus nusilenkia sėdynės į priekį, tai taip, užsilenkia viskas. O jeigu dar to maža, išėmėme krepšiuką, o jeigu dar vis tiek to maža, štai, sulenkėme šitą svirtelę ir šitą transportą mes galime labai drąsiai pasikelti, įsidėti į automobilio bagažinę. Ir jis sveria nedaug. Kadangi baterijos labai lengvos, tai šis modelis Light Plus yra identiškas, tiesiog sveria 2 kilogramais daugiau, bet nuvažiuoja 40 km, kai šis 20 km. Taigi, atgal atsilankstome. Vis dėlto tradicija yra tradicija, todėl labai greitai reikia išbandyti ir juodąjį, o juodasis reiškia klasę, reiškia geriau, reiškia 2 baterijos, ne viena. Ką pamiršau paminėti? Šitie abu modeliai turi USB lizdą. Tai jeigu įsikrovė jūsų telefonas, jūs tiesiog įkišote telefono laidą į USB lizdą ir jį kraunatės nuo savo elektrinio draugo.
Light Plus ir Light tikrai išmanus naujieji prietaisai su ličio baterijomis. Šiaip tai labai daug vairas sukasi, palyginus su Tiga 4, vairas sukasi ženkliai daugiau. Pažiūrime, kaip lipa į kalniuką. Jokių problemų. Va, ir atgal irgi nerieda, pats saugiai saugo viską. Taigi po truputį nuvažiuojame ir dabar jau, kaip sakant, niekas mūsų nesustabdys. Pirmin. Pabandžiau užsimest ant poskio, apvirsti praktiškai neįmanoma, čia jau faktas yra. Na ką, ačiū, kad žiūrėjote šią apžvalgą iš riedis.lt apie naujosius Ride-E Medi serijos elektrinius pagalbininkus. Na, o jeigu turite daugiau klausimų, atvykite pas mus į Kalvarijų gatvę 269. Lygiai taip pat, kaip aš jums rodžiau, lygiai taip pat ir jūs galėsite pravažiuoti, išbandyti ir išsirinkti savo tinkamiausią transportą. Riedis.lt, tavo laisvė judėti. Iki! Riedis.lt, tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269, Vilnius.